Gydymo įstaigų vadovų rotacija įtakingiems kai kurių rajonų medikams tapo neblogų pasipelnimo šaltiniu. Konkursus laimi tie patys vadovai, prieš tai sumokėję išeitines kompensacijas. Violetos Izonytės reportažas. Ligoninių vadovų rotacija, kuri nevaišklibintų postuose užsisėdėjusius, kai kuriuos rajonus regis apeina. Nesiradus konkurentų medicinos įstaigų vadovų postus, senieji tampa naujaisiais, tęsia ilgametę karjerą ir dar gauna piniginės naudos. Štai Anykščių taryba nusprendė, kad ligoninės ir poliklinikos vadovai vieninteliai siekia šių postų ir aišku juos laimėję, turėtų gauti 2 mėnesių išeitines kompensacijas. Nors realiai tie žmonės niekur nebuvo išėję, bet politikams atrodė, kad ligoninės vyriausiam priklauso beveik 14,5 tūkstančių litų išeitinė kompensacija, poliklinikos direktoriai daugiau kaip 10 000 litų taip pat. Jeigu mes nebūtume tos išeitinės išmokėję, tai, sakykime, tie įstaigų vadovai, jie būtų patyrę didelius tokius, kaip čia pasakyti, finansinius nuostolius, nes jisai tada bent jau pusę metų jisai negauna, ar visus metus jisai negaus jokios priemokos. Anykščių medicinos įstaigų vadovams prie algos buvo mokamas 40% priedas, todėl anot mero išeitinę kompensaciją būtų galima laikyti kaip ateityje nesumokėtus priedus, kadangi nauji seni vadovai juos galėtų gauti po pusmečio ar metų už gerus rezultatus. Čia buvo tarybos sprendimas. Žinoma, ten turbūt tas prašymas, jisai toksai prašymas, žinoma, o gal ir oficialius, aš dabar, kadangi neturiu čia po ranką dokumentų, tai jisai turbūt buvo, bet iš principo tai, taryba, aišku, ten diskutavo, bet tokia labai aiškiai balsų dauguma, tai buvo nubalsuota. Anykščių ligoninė dirbo pelningai, todėl jos vadovas nesijaučia dykai gausias pinigus. Jūs klauskit, kas įstatymus sugalvoja tokius. Nekaltinkit tų, kuriems taikomas įstatymas. Jūsų klausimuose jau užprogramuota pozicija yra. Aš laimėjau konkursą, man nutraukta darbo sutartis, bus nauja, darbo stažas trūksta, dalį atostogų praradau, kalbų mokiausi, egzaminus laikiau, daug ko čia buvo per tą rotaciją. Panašiai išeitines gavo postus išsaugoję Rokiškio medicinos įstaigų vadovai, nors Biržų ligoninės vyriausiasis gydytojas jokių kompensacijų negavo. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad išeitinės į postus grįžusiems vadovams mokamos teisėtai, nes rotacijos įstatyme apie jas neužsimenama. Jeigu darbuotojas yra atleidžiamas ne dėl jo kaltės ir nieko nenumatyta specialiuose įstatymuose arba kolektyvinėse darbo sutartyse, tai jam išmokama 2 mėnesių kompensacija. Pasak Kumpienės, galiojančią tvarką galima būtų keisti, tačiau tuo turėtų užsiimti kita Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Violeta Izonytė, Egidijus Krikščiūnas.